Ar tai yra viskas, ką galėjo šiandien pasiūlyti Žaibokirčiui? Ne viskas. Dar galėjom pasiūlyti, tai jėgų neužteko kai kuriem žaidėjim, galbūt keitimų nepadarėm laiku. Labai daug noro buvo, bet tas karštis gal daugelį nugalėjo ir galbūt sėkmės pritrūko. Žaibokirtis iš tikrųjų šiandien žaidė ne taip, kaip esam pripratę juos matyti. Šiek tiek nustebom, gal tuo pačiu ir pasimetėm. Iš tikrųjų galėjom, labai gaila. Tai buvo šansas ir mes neužsikabinom už jo, iš to šiaudo. Prieš savaitę kalbėjot tik apie 5 procentus galimybių žengti pusfinalį. Kalbėjo tas, kur šiandien bijojo sakyti. Kalba. Iš tikrųjų jo pagarba, vis laik žaviuosi Žaibokirčių žaidimu, kai pažaidžiu su jais, kad ir griauna, bet malonu, pajauti tą žaidimo malonumą, kaip jie stumdo tą kamuoliuką. Bet kamuolys apvalus, galima žaisti, šiandien pamatėm, pajauti. Tai ko trūko, tik to nelaiku atlikto keitimo? Nelaiku atlikto keitimo ir tai lai nesupyksta gynėjai. Ten kvaili, vėl 2 įvarčiai kvaili. Galbūt galim grįžti į praeitas varžybas, kai galėjom pralaimėti 2-1, pralaimėjom 3-1. Ir šiandien vėl visi žiūri, kamuolys lekia laisvas, žaidėjas išbėga. Nežinau, gynėjai sakys, puolėjai neįmušė. O šiandien 4 įmušė? Tai taip, bet galėjo būti dar vienu daugiau. Ačiū.